Galvoju, da susauks vienu video, kol Gediminas šitą kantrę pakon savo amuniciją. Atsikėliau toks susiraukšlys čia, va. Ką apie fainę būt kavėlse. Nusimat vėl sunki dėjina man. Pasiruod vėl reiks navigaut. Vytimo neveik navigacijai. Neveik. Pasiruoda negauda ryšiau. Ir aš nežinau, ką pažiūrėjau, rimts bikeris sureagautų į tai, kad esvai leidęs ofisą. Palauks, kol leidys išėjus gal vieną antrą. Nu kon, palinkėkim Gediminaus sėkmės. O pareigūną jau čia negedžiaus paimti. Bet pareigūnis esi tam pat tur Gediminas ir jais. Beškiau neram, praėjo 15 minučių. O Gedimin Danė. Rodė lipdok, kokį torkeit užsiklėjęs. O, sak, neblogs lipdoks. Labrīt. Nu va, šį rytą be žadintuvo jau po 7 atsikėliau. Anksti vakar nuėjau bišgult, gal 10 kokį. Po 11, bet tikrai ankstoka. Taip, gal sakyt, gerai išsiilsėjom. Na, kon rytuo. Sakau rytuo. Šiandien bandysim anksčiau biškį išvažiuoti. Papusryčiaujam ir bandom pasiekti Varšuvą. Jei beveik 300 km. Bet judri gatva bus gal irgi greta nesigaus priliekti. Bet šiaip tai deina atrodo bus graži. Vėl gal pilna įspūdžių. Nu ir jum gerus deinėlis. Apsak, gerą darbelį. Kas darbojas, kas šiaip bimbinė. Va, kokį prieplauką padaryti. Įkel laivuką įdėti. Tyl, ram, davis tebemeikt. Į čia turistą atvažiavę. Va, mes prie kažkokios lempius ten po medės. Sustojom visai fainę. Atsikėliau toks susiraukšlys čia, va. Ką apie fainę būt kavėlse, ne, dabar žadintaus būt tik nučerškis, dabar čia pasivarsi šunės trobu, ten lūvo ir įdėmės laukon. Kavos jau būt padėti paudelį, bereikėt vandens užpilti. Nu, dabar reiks ėt pačiam, kais čaining, prisipilti iš bambeliaus vandens. Einu pažiūrėt, kur čia kažkur prie pat kelmo, atrodo, mes meigujom, va. Tikės šabakštynas. Šau toks aktyvus čia gyven, naktį loivės, naktį. Matėjau, kas čia ką nepirščiau. Užsikabarujau. Ai, čia užtvanka. O kaip tiefa, kažkokiu užtvanku. Bet nieko, apkasus. Esam, atina pačio gatvėj. Kon, tada iki. Nu kon, galvoju, da susauks vienu video, kol Gediminas šitą kantrę pakon savo amuniciją. Kad jau jis susipakavęs. Nu, čia tok bieška sarkazmą gaidelį. Čiut biešti, kaip sako. Tas toks išdarbs darbėlis, kur pradžio buvau jaukingas su cukrinį maišką vežiaus daiktus, dabar sumeti maišą. Toks specialiai pasisiovusės. Nu ir užtrauk aud bagažėns tinklelių. Jokių diržiokų, niek. Vis greta, patogia. Nusimat vėl sunki dėjina man. Pasiruod vėl reiks navigaut. Nes... Nu jo, galvoju, kad reiks Gediminas tur pasiims bent 3 navigavami renginis. Vytimo neveik navigacijai. Neveik. Pasiruoda negauda ryšiaus. O mano telefons govėjais. Į ryšį gauda. Į veik. Tik gal to operatoriaus įdirbį reikėtų daugiau. Kad tas lėnys. Ką mes galim padaryti?
perdėti laikiklį, pas mane su telefonu galiu važiuoti. Tai aš pats jau pavažiuosiu čia, perdėti laikiklį reikia įnamiai užsidėti. O, gaters jau prasibodo. Beško vėluokaniai, bet šitą matytus rostelis iki rudeniais turėtaniai sučekavoti. Čia įdomi tokia aikštelė, čia gal kemperiavimo aikštelė padaryti tokį. Bet dėja tūlik neradau, reikėjo brėsti į minų lauk ir iš naujo perminauti. Kad ten nieks nelondžiuot be reikalo. Ties Gedimina, kaip jums seksime, tau nuotaiks pakilęs pakoujant daiktas. Tau mėgstamiausia opcija čia būtų, ne? Čia normaliai palapinė, man nepatinka pakuoti. Čia visi ok. Mėgma iš tikrai superinis, o palapinį sudaro 3 skyrę. Va, palapinės, nes pas Gediminai 3 kambarių suvein. Tenk pripažinti, kad pirminis Gedžiaus plans važiuoti kažkur pusryčiauti kitur būtų buvęs geresnis, būtumėm buvę labiau civilizuoti. O, staliuką viskas. Triukšnis, aišku, ne vien paukštuką, bet tai fūras. Atvežėm gedoką numaudyti, pasiruot vyrtų liks nedirb. Netūliks dušas. Nu, ir aš nežinau, ką pažiūrėjau, rimts bikeris sureaguotų į tai, kad esva leidęs ofisą. Palauks, gal leidys išėjus, gal vieną antrą iš tai leidys išeini, tada bandys eiti, bet ne. Aš pažiūrėjęs, ką atrodys. Aš išėjai 3, gal patrins nugarkas Gediminau. Ten žiūrėkim. Nu, tipo, einam, atsaučiu. Aš gėd žiūrėt, aš tai pabūsiu iš toliau, pažiūrėt šou. Nu, turi būti tikra drąsis. Ten žiūrėt į moterų ton. Atlikėm beveik 30 kg, bet pakeliau, sakė. Tai va, esam tokio didelė aikštelė, kur labai daug visko. Vauntamon čainings. Verd vandenėlis, aš dar pakartotina atsigers kavelis, kol man draugs priims dušą. Va, triukš. Tam neatrond ryštą. Noriu tos, kol išvažiuotų, kad ne. Negreit neišvažiuos. Nesuprant tikriausiai, kad tai parašyt galvot, koks iškrypėlis čia veršiasi moter tūlik. Va, vyrans ved sūnų vedi vyrą tualet, o gėd šausit ateisė. Nu kon, palinkėkim Gediminau sėkmės. Kad nesuprastumėt, mons neteisinga, čia kaip kokiam katilį sėdėčio. Gedimins ne į dušą, nes anam nepatik prausteis iš bambeliaus. Aš taip įsiploviau duntelius su savo šepetuk, tokį naują parodys vėliau. Atsiprausiau, persirengiau rūbelis, nes iš tikrųjų buvom jau biškai apdžiūvi nuo tų droskų. Bet beleik mum pareigūną, jau čia negedžiaus paėmė. Ir nu, neram dėl tų pareigūnų, gal parem suformėlį, kad Gediminsi moter tūliką nuvarė, bet ten raška nedirb. Aš kom išsikūrė varbatėlius, šitą jau baigu žvirt, užsidėsiu. Opa, va, čia ninkiauks, užsipalvo vandenėliaus. Jo. Pareigūniai Gedžiaus trobą. Bet gal taip gamtinės kokias reikalas. Užsuks duis, kad bišką atviest man galės. Tai dabar mūsų tikslas yra nukakti Varšuvą. Tas yra apie 2,5 km. Važiausiam greitkeliu. Turėtumėm ilgą neužtrukti. O tada iškuosiam Gedimino žvaigžduts, gal kokiu nors rasiam nuo to parduotuvė. Manau, jeigu susitvarkysim, važiausiam da biškiai šoną lenkiais, o jeigu ne, tai judėsim link namų. Bus matyti, oras tikrai labai gers, šilt, vėjos didel nėr, saulėt, tai tik to važiuoti. Vakštam apsauginis, jau atšlauk. Atvažiavo policijai tikra. Tikri policininkai atvažiavo.
nu, mus negedžiaus paimti. Aš čia gal mus negaus už kempingavimą viešo veito. Ko noriu pasakyti, mūsų policininką uniforms atrodo keitesnis. Yra toks mašins gražiau išklijuotas. Čia toks bišk blėdnesnis, bet dabar pareigūnis esi tam pat kur Gedimins ir jais. Nu, laukiam, tęsim. Neiškeinsi arčiau žiūrėti, kas čia daros. Nu, vienišiai laukom. Gedimin daiktam išmėti tiek žmogus skubėjai į dušą. Ne, visas jaučka bus gera. Gedimins į užsirakėlis kambarelį. Bet nu, nergi įdomu, kodėl snei, pažymėti vyrų logotipą. Man vis laik mėgsti įdomiau padaryti. Jo, tai neįm Gedimin, pažiūrėsim konsekvencijų pareigūns nuspręs. Turi tarim, arba Gedimins yra užrakins su įkalčias, pareigūnį grįžt į ofisą, o Gedimins da tebėr užsisklendis. Nežinau, beškiau neram, praėjo 15 minučių, o Gedimin da nie. Gal neį pasitarti su kolega, kom daryti su Gedimin. Kažin, ar tas begalinis nors išsiskalbti moterų prausyklų davėn leidų žen. Nu, Gedimins daug vaizdu, nežinau. Aš tai nejau tokį didelį skirtum, kad aš nusiprausiau iš bambeliaus, bet kartas tas toks nepripratims galbūt kapi plus. Va, įdomiai užsidėjo akins iš tą darbin, užbukins gėd moterų kabino, arba gėdis jau turbi išėti, vargšas. Nu, bet niek šitą mon kavelį, va. Iš tikrųjų smagu turėti gerą laiką, biškį sutvarkiau kelis reikaliuks darbinius telefoną. Tai dabar sėdu, mėgaujos, džiaugos iš tikrųjų. Ir važiuosiam toliau. Grįžo mūsų džentelmens, kapnaus. Atrodo, diena šviesesnė. Kap tas pareigūnis. Nesusitikom. Tave intendavęs tebi lauktavęs. Nebuvo to, žinai, kodinė beldėsi. Nu tai tas kietas dvi, kur buvo atėjęs da. Ne vienas nebuvo. Na, ir tiesiog. Aš visko nufilmavęs. Labai gerai. Džiaugsmo nuo Gal nebijot, Erika nerodys. Noriu galvos, tai nesmert. Nematus, bet jie. Kodėl to ėjai moterų tūlik? Nes buvo uždarytas vyrų tualetas. Vienam toks nors begalinis buvo, nors nusipraus, kad anam nebebuvo svarbu, kur. Vyrų tualete užrašyta, kad auto servis naudokitės moterų ne tualeto dušų. O moterų tai nėra parašyta, kad nesigaskit, čia ateis džentelmenai, nes ten neveikia. Tai buvo nejaukiai, bet greitai sprūdau. Nu svarbu, užsirakinti nepastebėtam. Taip. Gėd sugalvoji šou padaryti, pakadrinti pareigūnį, pažiūrėti, ką pan anglišką moka, paprašys, ką pašnekėti lenkišką, kaip surasti lenciūgą. Ten aš paaiškėjom, kas ten per bėdė. Pareigūnė noriška sutik pagelbėti. Nelaba gaudos jutiminiam telefonui, bet Gediminas pasiruošęs padėti susiorientuoti aplinko. Pavadinim, rodo lipdok, kuo kitur keit užsiklijavęs. Sak neblogs.
neblogs lipduks. Avėts. A tu toliau važiuosi? Ne, sako, aš galiu nuliekt pats galiu nuliekt. Šiaip norėjau pažiūrėti, kaip tau seks čia mums pagelbėt. Nu gerai. Banda kažkokį nešti medaus. Sako, konto tai moterą duši veikia. Aš, sako, jau atsipraust. Gerai, sako. Bet tas lipduks tikrai nuo tų mūcijai. Nu gerai, sako, daug iš tev paskombins. Savo draugeliam, kad irgi tur toks panašis baikus. Nekel rageliaus. O parem pareigų. Nu, čia mes turėtumėm įdomią pabaigti tom pasisėdėjim. Kiek suprant, sako, teo atvažiaus Gėdis iš Lietuvos. A gali, sako, karoči, žvaigždut sugėdus, tai bachūra nugrįžt namai. A gal kon pamočint. Tai jau čekinam, čia tarptautiniam da pasakė, kai yra tas Seim narys. Ne narys, bet, važnus žmogus. Tai čia, sak, va, vėl rodo lipdok. Sak, žiaurė gers lipduks. Bet sprendam tarptautinį problem ryšę. O sak, lenkan blogi žmonės. Labai geri žmonės pasiruoš pagelbėt. Greičiausia gal kažkon suras. Arba pasakys, kad ne. Tada mausiam teisę namai. O jeigu viskas gera, varysiam, kur ant čia užsak. Sak, nieko ger. Sak, skombink da kitur. Dabar jau išdaus lietuvišką numerį, pažiūrės, ką pavartysės lietuvišką paskombins kompanija. Tai bėda, nepraradus to entuziazmą, pagelbėt. Gedimins taip jau mat, kai jau pradėjai mokytis telefonu patelktais. Ar netims, nugedžiaus telefoną. Va, aplikacijai, sak, fainė, kad fainė. Nerek rinkti, nemiktok. Sak, tas keits mots. Tata bičeliaus. Tam grundinis nerek taip sulinsiug. Gėd šitą prikuolint. Žiaurė džiaugas gėdis, kad gal pakalbėt pareigūnį. Gedimins band padėt, sako, aš pat jau dabar, pat noriu pažiūrėti, kaip sekses. Ne, sak, čia užsirakėni, miktoks ir atsirakėn. Telefon tad va tai iškok. Va šitą žiūrėk, koks gers pas jums 5G ryšys. Eišk toliau. Arba bandu surašyti numerį. Kaip Gėd sekės? Pasirodo, dabar yra ilgas savaitgalis, kažkoks Lenkijoje, kažkokios atostogos. Nieks čia nešneka angliškai normaliai, nieks nešneka rusiškai, bet šiaip ne taip. Tau pasiseks surast pareigūnį. Jo pareigūnį. Pasiskambinom, vienas neturėjo, tai nuskreipė į kitą, o tas kitas nekelia. Tada pabandysim ten nuvažiuoti, nes tokia didelė parduotuvė, man atrodo. Bet jeigu nedirb? Dirb, parašyti, kad open. O kodėl neatsiliep? Nežinau, gal, pavyzdžiui, tvarka kažkam nespirma, tai atsiliepia. Jeigu ten nebus, tai tada mausim. Tai gal palaukim, kol atsiskambins? Nemanau, kad čia palauk, geriau 17 minučių nuvažiuoti. Jeigu ne, tai tada mausim į Varšuvą. Čia tam miestė ir mes šalia esam didelio miesto. Viskas ir norėsim ten pasižiūrėsim. Jeigu neturės pakeisti, gal bent žvaigždutę turės pats ten pasikeisti. Varom. O, ėjau į dušinį. Pakely. Va čia raška neveik, bet Gėdis nemelavo. Pakelės į tokiai pastatėlė, kur gali nusibrausti, į tūlį kvieti. Ko, lekam iškot Gėdžio žvaigždėlis.